Mano brangūs broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje Jėzus kalba apie nešvarius valgius ir apie tai, kas iš tikrųjų padaro žmogų nešvarų. Senojo testamento laikais buvo daug teisinių nuostatų. Dievas pamažu ugdė savo tautą. Tos taisyklės apie tai, ką buvo galima valgyti ir ko nebuvo galima valgyti, nebuvo tikslas pats savaime. Jos turėjo auklėjamąjį pobūdį. Tai buvo pasirengimas kažkam didesniam, tikram paklusnumui, meilės paklusnumui. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad Jėzus atmeta tai, ko Dievas mokė anksčiau. Tačiau taip nėra. Jėzus neatmeta Senojo testamento, jis jį pagilina, jis atskleidžia tikrąją jo prasmę. Pirmiausia, Dievas mokė, kad yra kažkas, kas daro žmogų nešvarų. Dabar Jėzus paaiškina, tai, kas iš tikrųjų mus daro nešvarius, ateina ne iš išorės, bet iš vidaus. Tai, kas padaro mus nusidėjėliais, slypi mūsų santykio su Dievu šaknyje. Mes buvome sukurti būti Dievo draugais. Jis yra mūsų būties šaknis. Tai jis mus palaiko buvime. Daugelis žmonių mano, kad religija tėra sekmadienį nueiti į bažnyčią, skirti Dievui 1 valandą per savaitę, o po to gyventi taip, lyg būtume savarankiški. Tačiau tai yra iliuzija. Kūriniai nėra savarankiški. Net tada, kai negalvojame apie Dievą, jis mus palaiko. Akimirką pamąstyk, kas yra kūrimas. Dievas išvedė mus iš nieko. Kurti iš nieko reiškia nuolat palaikyti buvimą. Jei Dievas galėtų snaudžiuoti bent sekundę, viskas nustotų egzistuoti. Jei jis nustotų galvoti apie tave, tavęs paprasčiausiai nebūtų. Tai, kad tu klausaisi šios žinios, yra įrodymas, kad Dievas šią pačią akimirką palaiko tave buvime. Dabar pagalvok, kai nusisuki nuo Dievo, kai pasineri į savanaudiškumą, kai leidi iš širdies kilti svetimavimui, neteisybei, blogiui, piktžodžiavimui, tu nutrauki ryšį su savo paties egzistencijos šaknimi. Tu nutrauki santykį su tuo, kuris palaiko tavo buvimą. Ar tai gali atnešti laimę? Žinoma, kad ne. Nuodėmė nėra tik taisyklės sulaužimas, tai draugystės sužeidimas, tai nutolimas nuo gyvenimo šaltinio. Todėl Jėzus nori mus sutaikyti su pirminiu Dievo planu. Dievas nori mūsų gėrio, Dievas nori mūsų laimės. Tai, kas daro mus nešvarius, nėra vien išorinės taisyklės. Išorinės praktikos yra svarbios, taip, bet tik tada, kai jos išreiškia su Dievu suvienytą širdį. Tikroji kova vyksta mumyse. Širdyje gimsta draugystė su Dievu arba maištas, kuris mus naikina. Prašykime šiandien tyros širdies malonės, sutaikinto širdies, širdies, kuri būtų tikra Dievų draugė. Tegul Dievos tave palaimina. To w sercu rodzi się przyjaźń z Bogiem albo bunt, który nas niszczy. Próś mi dzisiaj o łaskę czystego serca, serca pojednanego, serca prawdziwie zaprzyjaźniowego z Bogiem. Niech Bóg cię błogosławi.